Sveiki, mus girdintis ir žiūrintis, susitinkame su jumis vėl po mėnesio. Tęsime mūsų pokalbius verslo aktualijų temomis. Šį kartą pasirinkom temą marketingas ir kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Ir marketingo specialistu, strategu, konsultantu Giedriu Juozapavičiumi. Sveiki. Sveiki. Šitą temą mes galėtumėm labai plačiai aptarinėti, nes čia yra kai kurių net visas gyvenimas tam skirtas, bet kažkaip inspiravo jųdviejų pokalbis ir iš šito pokalbio išgirdau tą žodį drąsus marketingas. Ir žinoma, kai yra drąsus, tai gali būti ir įžūlus, ir visoks, ar ne? Tai gal pradėkim įsivardinę ir gal Giedriu jūsų paprašyčiau, kaip jūs atsakytumėt, kas jums pačiam būtų drąsu marketinge? Jo, čia toks labai geras klausimas, nes iš principo, ko gero, aš buvau tas žmogus, kuris tą konstruktą taip paleido čia tokias viešas, plačias diskusijas. Nes šitas konstruktas susideda, mano manymu, iš dviejų tų dedamųjų. Ir tu negali žiūrėti, ta prasme, jeigu žiūri kiekvieną atskirai, mes turim tiesiog drąsą. Kas yra drąsa? Tai turbūt tas yra toks, žmogaus gebėjimas pasipriešinti kažkokiai vidiniai, išoriniai, baimiai, kliūčiai, gebėjimas veikti, save mobilizuoti, nebijot, kad tu gali turėti kažkokią tai spaudimą iš aplinkos, savo vertybės ginti. Ir yra, kas yra marketingas. Tai marketingas, toks man labiausiai populiariausias, galbūt man pačiam jau išgvildentas suvokimas, tai yra apie vertės kūrimą. Tai yra vertės kūrimas tavo klientui ir vertės kūrimas tavo įmoniai, kad ir vienas ir kitas gautų tai, ko nori. Tai va šituos du dalykus sudėjus drąsą marketinge, man taip norėjosi pagimdyti ir pasižiūrėti, o koks tas konstruktas gaunasi, kas yra ta drąsa marketinge. Nes jeigu taip tipiškai klaustum, ko gero gatvėje žmogaus arba marketingo pasaulyje veikiančio žmogaus, visi sakytų, jisai reklamą kietą paleido, kažką drąsaus pasakė, išstojo su kažkokia komunikacinė žinute. Kaip taisyklė, dažniausiai tai susiveda į komunikaciją. Ir tai, ką mes žodinę prasme, vizualiąją prasme ištransliuojam apie save, apie savo prekės ženklą, apie savo poziciją, tai dažniausiai ir tipiškiausiai suvokiama kaip drąsa marketinge. Bet lendant giliau ir žiūrint vis dėlto, kokie tie aspektai gali būti, tikiuosi apie tai mes irgi šiandien turėsim laiko pakalbėti, man vis dėlto tai išsibūrė tokį truputėlį kitokį kokteilį, kad tai nėra tik tai apie komunikaciją, tai nėra tik tai apie marketingo pačio, jo įveikimą, tai yra daugiau. Tai yra, ko gero, toks kompleksinis reikalas ir tą drąsą mes galime atrasti skirtingose dalyse. Ir jeigu taip trumpai reikėtų pasakyti, aš sakyčiau taip, jeigu taip drąsos kokteilį suplakt, kas tai yra, tai sakyčiau, tai visų pirma yra, tam tikra dozė kūrybiškumo, tam tikra dozė inovatyvumo ir tada jau įveiklinimo savo komandos, jos įgalinimo eiti link savo ir kliento tikslų siekimo. Norėsim tą kokteilį truputėlį plačiau patyrinėti, kas ten sudėtyje, bet Žanai, verslo valdymas ir kiek jums teko detaliau susipažinti su marketingu, todėl kad valdyme yra tarsi viena iš dalių, ar ne, arba svarbi dalis. Ir čia drąsa kaip įmonės vadovo, kaip akcininko, ar ne, kaip valdymo dalyje, ar ne, kur čia marketingas, ar irgi taip, kaip Giedrius sako, ar ne, fragmentiškai mes suprantam, kaip jūs įsivaizduojat, kaip savininkas, ar ne, arba kaip akcininkas žvelgia į marketingą. Ir kas jam būtų drąsu ir kas būtų nedrąsu. Apie tą drąsą toliau dar tęsim. Aš manau, kad reikėtų irgi truputį pakalbėti, taip ne kaip dabar suvokiama, bet kas, nuo ko pradėta buvo. Tai savininkai vis tiek yra tie, kurie užaugo ir turėjo dinamiką. Tai nuo ko prasidėjo turbūt, tai buvo nuo tų visų reklamų, kurios tikrai buvo drąsios, šokiruojančios ten ir taip toliau. Tai buvo pirmiausia ta rinka draskoma ir pirma užduotis, viena iš užduočių ir marketingo. Tai ne viskas, marketingą dažnai paprastuoju būdu supranta kaip reklamą,
arba kažko pristatymą tam žinomumui. Tai taip labai paprastai. Tas primityvusis būdas. Jo, primityvusis, bet tai yra toks kasdieninis, tai bet kuris savininkas, pirmiausia, kai galvoja apie pardavimus, tai jam galvoja, atrodo, kad ateis marketingas, padarys gerą reklamą, užtikrins žinomumą ir va, tai vyks kažkas. Bet, kaip sakyti, istorija jau sako, kad to nepakanka ir kad, kaip sakyti, tu gali sukurti puikų žinomumą, bet jeigu produktas yra nekoks, tai klientai paragavę, antrą kartą neberagauja. Tai ta drąsa, aš sakyčiau, jau dabar, kai mes turbūt eitume į gilį, tai kad pradėtume kalbėti apie ir produktą, kas tai yra, jis turi būti tikras, tai neturi skirtis tai, kas komunikuojama ir kas iš tikrųjų yra, arba ten paslauga. Mes greičiausiai, ne, bet stovime eilėse, tai nebegreičiausiai tada. Ir tie akivaizdūs dalykai, kitas dalykas ir klientai užaugo, gal pradžioje užtekdavo to žinomumo, prekių trūkumas buvo rinkoje ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad verslo valdymo marketingas yra tikrai, turi labai daug įdomių funkcijų. Viena iš funkcijų yra padėti išsigryninti, tai kas tas yra produktas. Aš sakyčiau, kad marketingas įliepia ir į vertybės, ir kas yra kompanija, netgi ir vizija. Marketingas toksai yra per visas valdymo sritis ir jisai bando išgryninti, išgauti autentiškumą. Tai aš sakyčiau, drąsa susideda iš dviejų dalių, mano požiūriu, valdyme. Tai pirma, įvardinti labai konkrečiai, apibriežti tikrus dalykus, kurie yra ir pasiūlyti tikrus dalykus klientui. Kita dalis vis tiek yra, tai drąsiai, tai reiškia išsiskirti. Ir va čia ta dalis turbūt irgi pandėčiau, kad remiasi jau kūrybiškumu, kaip surasti tą žinutę, nežinau, komunikaciją ar būdą, nebūtinai komunikacija, tai gali būti kažkoks pristatymas, turbūt gali būti reklama, gali būti pokalbis, yra tų formų yra begalė, bet kaip patraukti klientą ir kaip informuoti apie tai, čia yra jau kūrybinė dalis. O dabar, jeigu jau sluoksniuojant arba tyrinėjant tą kokteilį, ar ne, kas sudarytų tą platesnį, negu kad mes taip elementariai įsivaizduojam marketingą, kas nebūtų, Giedriau, drąsa? Jo, tai jeigu mes kalbėjome, štai kas būtų drąsa, tai minėjom ir tai, kad reikalingas kūrybiškumas, reikalingas ir inovatyvumas, reikalingas rizikos tam tikras prisiėmimo laipsnis, nes be jos nieko nebus. Tai minėjau, kad žmonių įgalinimo reikia, tai turbūt jeigu taip išskirti esminius dalykus, kas nėra drąsa marketinge, tai visų pirma būtų daryti tai, ką kiti jau darė, tai yra replikuoti. Mano kaimynas su to brendu tai padarė, aš darau tą patį. Tai yra toks atkartojimo variantas. Kitas dalykas, tai yra daryti itin saugiai, kaip sakoma, kad tik nieko neužkabinčiau. Taip saugiai pravairuokim, taip saugiai padarykim, nesukelkim nieko, bet pliusą užsidėsim, kad jau esame padarę. Ir tada iš tiesų daryti taip, kaip darė kiti ir kažkam kitam pasisekė ir tikėtis, kad man pačiam tai pasiseks. Tai čia iš principo mes kalbam apie naują naratyvą. Tu neturi kopijuoti, tu neturi atsigręžti atgal ir žiūrėti. Taip, tu turi mokyti, savaime suprantama, bet tu turi atrasti savo kokteilį. Kas tavo prekės ženklui yra svarbu. Ir čia mes kalbėjom apie drąsą ir kaip to marketingo suvokimas. Tai turbūt čia paantrinčiau Žanui, kad kaip mes kalbam apie drąsą marketingą, reikia pasakyti ir ko reikia, kad ta drąsa marketingė būtų. Tai privalo būti ir aiški vizija ir tikslai įmonėje. Jeigu to nėra, apie ką mes, apie pievas kalbėsim, apie debesis. Turi būti ir kūrybiškumas, turi būti inovacijos, turi būti ta pati tolerancija rizikai ir žmonių įgalinimas. Reikia to pačio autentiškumo, kad tu save galėtum autentiškai suvokti. Ir galiausiai reikia vėl tos pačios lyderystės ir nustatyto savo santykio su pokyčiais. Nes jeigu tu neisi kartu su pokyčiais, tu šitoje vietoje galiausiai inovacija pas tave striks, tu tiesiog nejausi, ko reikia. Ir tada ta drąsa jinai natūraliai bus, kai tu turi tik tai pritaikyti nori arba daryti tai, kaip darėjai, jinai tiesiog nevažiuos. Duodama Žanui truputėlį dar pagalvoti, pereisim prie to judviejų santykio, kai susiduria, reiškia, vienas, kuris nori keisti marketingą ir kitas, kuris nori išklausti iš to savininko ar to akcininko ar tos įmonės tos unikalumo ir taip toliau. Kodėl taip prieš istoriją sakau, Giedriau, jūs konsultuojate, ar ne? Tai taip idealiuoju atveju, kai ateini, jau veikianti, gal ir taip gerą marketingą
marketingą turinti įmonė, tai jinai tikrai žino ir tikslus, ir turi unikalumą. Bet su kuo jūs realybėje susidurėt? Kiek jūs susidurėt? Kiek jums reikia išklausti, perklausti, ištyrinėti, ar ne? Kaip vyksta jūsų konsultavimas, gal porą žodžių? Aš nenorėčiau labai jūsų nuvilti, bet jeigu žiūrėtume ne atskirų sektorių, atskirus lyderius, o bendrai įmonių suvokimą, kas yra marketingas, tai mes turim dar veiklos, turbūt marketingistai daug dešimtmečių į priekį. Todėl, kad, kaip bebūtų gaila, turim labai primityvų suvokimą. Jeigu anksčiau būdavo marketingas, tai yra reklamytės sukūrimas, skrajučių padėliojimas, tai jau metam į šalį tą atgyvenom, dabar yra socialiniuose tinkluose profilio turėjimas ir kažkokios informacijos ten dėjimas, toks primityviai būtų gerai dar internetinį puslapį, kad turėtum, dar reikėtų, suvokimas yra, kad ir vadovas turi komunikuoti, tik norėtų, žinoma, ne pats, o kad kažkas tai darytų ir dažnu atveju tai pasibaigia. Ir mes pametam esminį dalyką, kad marketingas visų pirma yra apie mūsų klientą. Tai yra kliento suvokimas. Suvokimas, ko jis nori, kuo jis kvėpuoja, kuo jis gyvena. Tu turi įlysti to kliento batus, atsistoti jo batus, kaip aš sakau, viena iš technikų yra, jeigu nėra duomenų, kaip tu jį gali pažinti, eik ir klausk, eik ir kalbėki su savo klientu, tavo pardavėjai turi kalbėti su tavo klientu, tu turi kalbėti su klientu, kad tu žinotum, kokius skausmo taškus turi tavo klientas. Tai pirmoji vietoje tu turi suprasti, ko jis nori, tada tik tai tu turi kurti produktą, kuris atlieptų tuos skausmo taškus, tą poreikį, tą jo rūpestį vieną ar kitą, kažkaip tai paverstų jam naudą, pasitenkinimu. Ir tada jau užnorinti, tai yra jungti tuos mechanizmus, kurie informuotų apie produktą, kurie parodytų jo vertę, kaip tą problemą jo galima spręsti. Ir tada jau apie vertę, kurią turėtum sukurti ir ką tas klientas turėtų gauti. Tai vat yra visa grandinėlė. Ir kai mes įmonėje kalbam apie visą šitą grandinėlę, tai dažnai būna pabirus. Nes jeigu nėra suvokimo, ko mano klientas gyvena, mano rinkoje labai gerai, man čia nereikia, aš monopolininkas. Elektros energetikos sritis, statybų sritis, pasižiūrėkim, ten milijoninės apyvartos, bet labai dažnai įmonės nuo marketingo yra toli, nes dar jų situacija neprispyrė. Lysti ir suvokti, kad būtų gaminamas produktas. Ir kad produktas turėtų savo klientą, tikslinę grupę ir pasieitų. Tai kai mes kalbam kol kas apie bazinius kitus dalykus, tai kalbėti apie drąsą yra irgi labai sunku. Todėl, kad kol tu nesusitvarkai bazinių dalykų, apie kokią tu drąsą. Drąsa yra bazinius dalykus susitvarkyti visų pirma, o po to jau kalbėti apie drąsą marketingį. Gerai, Žanai, drąsa, tikėkim, drąsa jau buvo, jūs jau žvelgiate į kažkokią tai X įmonę, ar ne, ir ten gal baziniai dalykai valdyme jau daryti, gal kai kurios sritis apleistos, ar ne, ir kada jūs tikrai galvotumėt, kad šiuo momentu čia tikrai yra marketingo klausimas. Kyla tokių, kad prašokti dalykai, produktas, taip, girdžiu Giedrių, ar ne, tai jau reikėjo ištyrinėti, ar čia apskritai, ką mes čia kursime, arba ką mes teiksime jau 100 metų, žodžiu, nudirbtas darbas, ar ne, bet valdyme įvykę reikalai. Ir kada jūs pradžioj ne valdymą tvarkytumėt, o sakytumėt marketingui laikas, marketingui reikalingi pinigai? Čia reikėtų sakyti irgi, yra kompanijų, kurios tikrai, kaip aš sakau, labai daug kas yra, ką sudaro savininkas, arba to, kaip susikūrė ir kokia ta istorija. Dažnai būna tos kompanijos pagal savininką arba pagal jo ten nugyventą gyvenimą. Ne? Ir dažnai nutinka, kad kompanijų savininkai yra, pavyzdžiui, labai techniški žmonės, jie turi produktą, ne? Bet jie nesugeba parduoti, jie nežino kaip parduoti, jie nežino kaip komunikuoti, tada tikrai geras marketingo konsultantas tikrai pagelbės, nes jie apie produktą papasakos, jie pasakys, kas gerai, kas blogai, gal klientą nepažinėti, gali nepažinoti. Aš tai truputį dar pajokaučiau toje vietoje, nes kai Giedrius sako, kad kopijuoti, reiškia, bet aš manau, kad, pavyzdžiui, pirma mintis, tai visiems ateina savininkam pakopijuoti, nes čia saugu, būtent nuo ko pats ir pradėjai, kad kažkodėl visiems atrodo, kad jeigu vienas veiksmas iš principo versle, pasikartojantis dalykas, pasikartojantis pardavimas yra siektinas, kaip po toks. Ir jeigu tu supranti tą metodą, kaip mes pasiekėm tą pasikartojimą,
Bet marketingo prasme čia turbūt tas truputį negalioja gal. Bet čia mes kalbam tiesiog apie verslo darimą, bet tema yra apie drąsą marketingę. Tai jeigu mes kopijuosim, mes galim turėti sėkmingą verslą. Gali galbūt kopijuoti produktą, pasirinkti segmentą, kažkuriam kitam segmentui pritaikyti, nes turbūt jeigu tai bendraja prasme žiūrint, visas pasaulis vieni kitus kopijuoja ir to naujo išradimo procesas yra labai nedidelis. Bet toje vietoje mes kalbam tiesiog apie marketingo normalų procesą. Bet apie drąsą, kai tu nori iššūkio, kai tu nori tos rizikos tam tikros laipsnio dėl kažkokio vieno ar kito tikslo, tada jau kopijuoti nebereikia. Gerai, dabar Giedriau, tada tikrai jau eikim į tą jūsų supratimų drąsą. Gerai, produktas, kaina, paskirstimas, komunikacija, šito įmonė yra viskas gerai, ne? Tai kas tada jau jūsų žvilgsniu būtų drąsu o kas jau akiplėšiška, jau taip jau per stipriai. Jo, tai čia iš tiesų, man patinka imi tuos P kompleksą, tuos marketingo komplekso elementus, kuriuos jūs minėjot, ar tai būtų prekė, ar būtų paskirstimas, ar tai būtų vėlgi tas pats rėmimas, reklama, arba jeigu dar išplėstinį variantą žiūrėt ir tie patys žmonės, procesai galiausiai, arba tie tokie išskirtinumai vienokie arba kitokie unikalūs. Tai drąsa juose ir būtų drąsą marketingą ir galime turėti per juozą, aš gal taip sakyčiau. Nes prie drąsos marketingą dar temos iš tiesų atvedė mane 23 metais pristatytas Sons & Daughters tyrimas. Jie kiekvienais metais matuoja meilę prekiniam ženklui ir tų atributų svarbą meiliai. Nes visi prekiniai ženklai turi tokią pagrindinę mantrą, ko tu nori. Tai prekinis ženklas nori būti mylimas, nes jeigu prekinis ženklas yra mylimas, tai yra tikimybė per pardavimus, per lojalumą, kad tu turėsi ir ilgesnių santykių su vartotoju, ir didesnį krepšelį, ir mažesnį nubyrėjimą, ir toje vietoje tavo antkainiai ir maržos tikrai bus didesnės. Čia kaip taisyklė. Ir tą lojalų klientą yra daug pigiau išlaikyti, negu prisitraukti naują. Tai šitame tyrime 23 metais šoko į pirmą vietą drąsa kaip atributas, kurį Lietuvos žmonės įvardino kaip svarbiausia, kaip mes kalbam apie meilę prekės ženklui. Nagrinėjant aplinką, aš suvokiau, kad tai turėjo įtakos ir karas iš tiesų Ukrainoje, ta mūsų tokia nestabili padėtis, labai logiška, nes realiai kova, ukrainiečių klausimas, ta polarizacija ir ta įtampa su tam tikrais produktais ir jų pozicija, vertybinė pozicija mūsų rinkoje kartu tą energizavo. Bet kas įdomu, kad žmonės nenuėjo kažkokį saugų variantą, kad sakytų, taip, kaina man svarbiausia, man kokybė svarbiausia, prieinamumas svarbiausia. Ne, drąsą iškėlė į pirmą vietą. Ką tai reiškia? Kad visuomenė tokios stipriaus emocinio įtakojimo būvyje sako, kad ir nori adekvačios elgsenos iš prekinių ženklų, iš įmonių. Tai yra labai konkretus signalas. Jeigu tu tokiu metu nori būti aktualus, tu turi turėti savo poziciją, tu turi turėti savo stuburą. Ir va čia, sakykime, stuburas socialiniais klausimais, vertybiniais klausimais, gebėjimas pasakyti, už ką tu ir kaip tu elgsiesi, įgauna visai kitą prasme. Nes visuomenė sako, prekiniai ženklai, mes tikimės to iš jūsų. Plus, ateina naujoji karta į rinką, kurie tampa vartotojais, kurie uždirbinėja pinigus, kurie pradeda įsigyti ir pirkti. O jų suvokime dar stipresnis yra šitas motyvas, kad socialinis atsakingumas, tavo pozicija tam tikrais visuomeniai rūpimais klausimais, kaip prekinių ženklui, nulems, ar tave pasirinks, nulems, ar už tave balsuos savo piniginėmis. Tai čia dar vienas momentas buvo. Tada, kaip aš tai pradėjau lyst gilin, tai matosi, kad prekinis ženklas ir tas tyrimas parodė, kai ten išryškino penketuką ir Makalius, Barbora patapo pirmam penketukė ir tu žiūri ir nesupranti, tie prekiniai ženklai tau nieko nesako, tokia tiesioginė prasme, nekelia tau jokios drąsos asociacijai per komunikaciją. Aš pradėjau lyst gilin ir žiūrėti, o kur ten yra šuo pakastas ir pasirodo, Makalius per produktą. Pirmieji, jie sugebėjo drąsą užsitarnauti žmonių akivaizdoj dėl to, kad pirmieji iš viso keitė verslo modelį. Mažiukas atėjo prie didelių, kurie tenais diktuodavo tau sąlygas, pradėjo tau siūlyti kitaip keliauti, ekonomiškai keliauti, pradėjo reklamuoti, daryti kooperacijas ir filmuoti medžiagą, kitaip komunikuoti. Ir visą tai žmonės užskaitė kaip drąsą. Todėl tą prekinį ženklą iššovė į priekį. Tai tada, pradedant žiūrėti gilin, pasirodo, kad mes drąsą ne tik per komunikaciją ir galim užsitarnauti. Reikia atrasti, kas yra unikalu tavo prekiniam ženklui. Tu gali išsiskirti garantijos teikime.
Garantijos teikimas. Last Mile'as, prekinis ženklas, Barbora lyderis, šluoja visus Last Mile'as. Nu kaip įsiskirti tau mažiukui, gerai ten iki prigrėbė juos po savo sparnu, patapai pas kitą didelį prekybininką satelitų, bet kaip tau įsiskirti? Duodu garantiją, pristatymas ten pas juos per valandą produktų. Viskas, tu duodi garantiją. Tada esmė tą garantiją išpildyti. Tai drąsa yra apsibrėžti ribas ir drąsa savo pažadą, kurį tu davei klientui, įgyvendinti. Ir žmonės tai užskaito. Žadai, kai jūs žvelgiat į tą kompleksą, produktas, kaina, paskirstimas, komunikacija, kiti dar dalykai, ar ne, tai kokius jūs pažįstat, matot savo aplinkoje konsultuojamus vadovus ir kaip jie tą prioritetus sudėlioja, ar ne, dėl to, kad tam, kad įtikinti, ar ne, tai reikia visumos, ne tik tai vieno, kaip standartiškai didesnė įmonė, padalinio, ar ne, marketingo įrodymų, kad dabar darysim taip ir taip, čia visuma visiškai, ar ne, ir jūsų atveju, ar ne, kai pasakojat Ukrainos įvykiai, tai visi dalyvavo, ir vadovai, ir padaliniai, ir vadovai, ir darbuotojai, ir taip toliau. Tai dabar gerai, eilinės ne karo, ne stichinės nelaimės, sakykime, eilinės įmonės darbas ir produktas, kaina, paskirstimas, komunikacija ir kaip čia žvelgia vadovai. Centre aš ką pastatyčiau, ką ir Giedrius minė apie verslo modelį. Kas yra tavo verslo, kas tai yra tavo autentiškumas, ką tu darai geriausia ir ar tu tai suvoki. Aš dažnai klausiu, reiškia, netgi, kaip čia sakyti, kai tu susitinki kitus vadovus, tu matai, kaip jie savo mąstymą arba kokią tą suvokimą apie savo organizaciją turi, nes vieni mąsto tik, pavyzdžiui, apie pardavimus. Kiti mąsto tik apie pelningumą, kiti tik apie rinką, ne? Bet jeigu tu sakai, koks tavo verslo modelis, jeigu tu stipras tik vienoje srityje, tu nepriepi. Čia irgi reikia drąsos pripažinti, kad tu kažkur geras, o kažkur blogas, nes jeigu tu neatsakysi, kur blogas, nepasakysi, kur geras. Arba, pavyzdžiui, iš gerų pratimų, ką mėgstu padaryti, tai kaip labai geras rodiklis yra labai prastai, ne? Tai kiek tu pelno uždirbi nuo to 1 euro. Nu, turbūt paprastas pratimas, bet kai tu užduodi, daugelis negali atsakyti. Arba yra, kai konstruoja patį verslo modelį, tu sakai, gerai, konstruokim ne nuo pardavimo, o nuo pelno. Tai kiek tu nori pelno? Ir čia jau reikia tiek drąsos savininkui, kad aš noriu 1 milijoną ar ten 5, nes jeigu tu nori 1 milijoną yra visai vienas modelis, jeigu nori 10 milijonų, tai mes jau šnekam ir apie laiką, ir apie resursus, ir apie daug dalykų. Ir aš sakyčiau, kad šitas marketingo prasme suvokimo, ne, kad tas marketingas be aiškaus modelio irgi negali atsakyti, jis išsitraukia tai, kas yra autentiška. Ir jisai, nu, ne, kaip čia sakyti, pajokausiu irgi, ne, tai kažkada jo atrodė, kad produktas netaip svarbus, svarbu, kaip ten jį iškišė, nu, vienkartinį, vieną kartą parduosiu, bez neįeinu į kitą biznį, ne, yra ir tokių verslo modelių, neslėpki mane, kad, nu, tu pristatai išpardavėjai, bet tu žinai, kad antrą kartą neparduosi. Bet ar tai yra mūsų siekiamybė? Nu, ir va tada, sakyčiau, tas aktualijos daug ką pakėlė. Ir tas, tai kas yra amžina, ar tu žmogus esi, tai ką tu pirksi, kodėl pirksi. Čia ta Rusijos visos tos įmonės lietuviškos Rusijai irgi, nu, tai pirkėjai sureagavo, arba ten kažkokia grikiškės istorija, tų istorijų. Bet aš grįžčiau, dėčiau į centrą verslo modelį ir kaip mes labai aiškiai suvokiam, kaip jis funkcionuoja. Jeigu mes jį suvokiam, iš verslo valdymo, iš principo tai yra tas core dalykas, kas kuria vertę, o marketingui tik pasakyk, kur tu sukuri, ne, iš ko tu. Kitas dalykas, aš sakyčiau, kad kai tu supranti tą modelį, kaip organizacija veikia, tai tada tau lengviau ir pažadus yra duoti, ir klientui duoti, ir taip toliau. Aš gal sakyčiau, ko pasigendu tuose, kai sutinku savininkus diskusijose, tai apie marketingą labai taip kalba, nu, ar viena apie tai, kad tik reklama, bet nu, yra jau, kaip sakėt, ateina branda, jau kažkokie atsiranda ten pamatuokime, ne? Bet kiek aš pats studijuoju arba diskutuojam su Giedriu, tai ten yra mokslas pirmiausia apie klientą, kaip jį pažinti, kaip atliepti jo poreikius, ne? O atliepti poreikius gali tik tam tikros organizacijos turinčius ką pasiūlyti, ne? Ir tada gaunasi verslas, yra maitinimo įstaigos, kurios maitina, ir yra maitinimo įstaigos, kurios mėgsta padėti kitiem valgyti.
Nu, ir atrodo, čia nedaug pakeičiau, iš esmės jos abidvimai, teikia... Abidvi turi virtuvės. Jo, abidvi turi virtuvės. Ir puodus, ir sriubą. Ir puodus, ir sriubą, bet iš tų paraidžių aš pakeičiau tik vieną dalyką, ne, aplinka, aptarnavimas ir taip toliau. Bet kai mes apie tai šnekam, tai yra tas, kaip sakyt, verslo modelis, aš kaip tai darau, kodėl darau, ne, ir taip toliau. Ir drąsa šičia, aš irgi sakyčiau, kad labai svarbi, nes reikia organizacijai sukurti atvirą kultūrą, be paslapties pakankamai, ne, tu gali kažką ten, jeigu turi unikalaus, nežinau, technologiją, tai gali užpatentuoti ir taip toliau, bet dažnai organizacijos turi savo unikalumus paprastuose, jie yra greitesni, daugiau kūrė, ne, arba, kaip aš sakau, nėra tikslas pameluoti vieną kartą, jeigu tu į verslą kūrėm, bent jau aš taip tikiu, ne, kad Lietuvos verslas yra brandus, ir jis tą verslą nori turėti, ne 5 mėnesius, žinai, nori turėti 10 metų, arba pagaliau iš pačio verslo padaryti produktą ir jį parduoti. Tai irgi yra. Aš dar pildyčiau Žaną, nes man atrodo, jis labai svarbią detalę palėtė, tai būtent tas sujungimas verslo strategija kaip kepurė. Jeigu įmonė neturi susidėliojusi elementoriškai verslo tikslų, pradedant nuo akcininko ir einant iki savo darbuotojų, tai mes pamirškim ten kažkokį tai loginį sujungimą ir dar logišką marketingo strategiją. Tada mes tiesiog šaudysim į atskirus taikinius, gyvensim tuo, kas yra aktualu, kokią dienotvarkę mums duoda konkurentai, kokios aktualios tuo metu iššoka į dienotvarkę ir tai bus toks gaisrų gesinimo metodas. Nes verslo strategija padiktuoja, kokios po ją lenda ir stojasi kitos strategijos. Marketingo strategija yra viena iš jų. Priklausomai kokio tipo yra įmonė, skaitmeninės įmonės, marketingo strategija gali būti ir verslo strategija šiandienai, bet kitose įmonėse tai apjungimas ir tada suvokimas, kas tas mano klientas ir ką aš su juo noriu veikti. Iš čia tada atsiranda ir tavo prioritetai. Tai strateginiam lygmety, čia būtų ne apie drąsą marketingą, o apie strateginį marketingą, tai visiškai atskira ir plati diskusija. Tai visų pirma yra susivokimas ir susidėliojimas. Ko aš noriu ir ką aš turiu šiandien dienai savo organizacijai. Ir čia didelį vaidmenį vaidina ir pačių įmonės vadovų branda ir suvokimas, kas yra marketingas. Ir kokią vertę jam, kaip įmonės vadovui, gali duoti marketingo vadovas. Ne taip, kad jisai papaustins arba ten suganys reklaminės agentūras aplinkui, bet ko aš iš jo galiu tikėtis kaip įmonės vadovas, su kokiais KPI'ais, su kokiais paruoštukais, su kokia dienotvarkiais pas mane ateis ir uždengs mano kompetencijas, nes įmonės vadovas toli gražus neturi būti marketingo profesionalas, specialistas, jis turi procesą suvadybinti, jis viziją turi turėti įmonės. Jau visai pragužėjo laida, bet aš labai norėčiau jūsų neišleisti be tokio apibendrinančio klausimo, kadangi, žinom, procesuose gyvenam, augame ir įmonėse, ir tarp padalinių, ir jūs kaip ekspertai, jūs matot ir patarinėjat, ir vadovai auga. Bet jeigu, Giedriau, tokia įmonė, kuri tikrai progresyvi ir jau susistačiusi tuos kompleksus ir kaip jūs sakot, tai toks abstraktus, toks mūsų pokalbį bebaigiantis klausimas ar pasvarstymai. Tai kiek mes turime drąsiame arba tokiame pažangiame marketinge įvertinti tą vertybinį ryšį su mūsų auditorija. Jūs pabandėte tokį kaip pavyzdį pasakyti, ar ne, kaip susimobilizuoja tos įmonės, kai yra toks ribinis, ar ne, Ukrainoje karas ar dar kažkas, ar ne, bet jeigu tokiu normaliu laiku, ar ne, nekritiniu, bet žvilgsnis vertybinis ir ta auditorija, čia irgi be galo svarbu, kad nepamestumėm, ką mes tą darom, ar ne, ir ką mes čia kuriam. Jo, iš tiesų, aš sutikčiau ir mano manimu, tai, ką sako, tas vertybinis žvilgsnis arba vertybinio stuburo turėjimas, kas man labai patinka, taip pat labai tvarkingai palenda po tą vieną iš P, kur mes turime komunikacinę P arba tą promotion P, todėl, kad ten viskas yra. Ten yra reklama ir tavo pateikimas, ir tavo kanalai, ir tavo žinutės. Ir kodėl aš taip sakau, nes būtent čia mes turime santykį su tuo, kiek įmonė yra svarbus socialiniai klausimai. Įmoniai socialiniai klausimai yra svarbus tik tada, kai įmonė yra tam tikroji brandoje. Jeigu mes kalbam apie visiškai naują verslą, kurio pagrindinis tikslas yra tiesiog išgyventi,
Tai labai retai socialiniai klausimai, tiesiog jie negali stotis į pirmą vietą, jie gali būti kažkokie šalutiniai, jie gali būti kaip savanorystės po darbo laiko, jeigu dar to laiko lieka ir taip toliau. Bet kai įmonė yra normaliai veikianti, turi apyvartą, turi didelį kolektyvą, turi svorį mūsų Lietuvos BVP, tai jeigu jinai neturi savo krepšelį tokio savo suvokimo, o koks mano indėlis Lietuvos visuomeniai, mano manimu, šiandienai tai yra raudona lemputė, ypač matant, kokia karta ateina į rinką ir kas būsimas vartotojas. Todėl, kad tas susivokimas, ką tu gali duoti, ypač kai tu esi didelis, nes man labai dažnai duoda klausimą, kaip mes kalbam apie drąsą marketingą, ar tikrai didelės įmonės gali būti drąsios, josgi turi būti saugios, jos turi nenuvilti klientų, kalbėkime apie Maximą, kalbėkime apie Swedbanką, jie yra gigantai, jųgi klientai yra visa Lietuva. Taip, visa Lietuva, bet jų rankose yra ir resursas, ir jų rankose yra galimybė daryti pokytį. Daryti pokytį reikia drąsos. Norint daryti pokytį, turi žinoti, kur tą pokytį nori daryti. Ar įmonė geba ir turi galimybę identifikuoti, kokioje srityje, kokiuose klausimuose svarbiuose visuomeniai jie gali daryti pokytį. Reikia drąsos įmonėje, reikia drąsių žmonių to įmonėje, kad tą klausimą pakeltų. Visiems sakau ir sakysiu, Telia yra fantastinis pavyzdys Lietuvoje. Kai būdami telekomunikacijų verslo lyderis daro pokytį žmonėms, kurie turi negalią. Klausos negalią, turi autizmo šiais praeitais metais sindromą. Jie deda tuos pinigus, kuriuos šiaip galėtų paleisti gražiom reklamom, kaip paleidžia kiti telekomunikacininkai. Jie investuoja į tai ir į produktą, į pokytį savo salonuose, produktą, kad žmonės turėtų prieinamą produktą ir su ta pačia negalia. Vat štai yra konkretus pavyzdys, kaip didelė įmonė gali prisidėti prie pokyčio visuomeniai. Ir tikrai, jeigu mažiukas, būdamas drąsus, jisai gaus unikalumą, nes į jį bus atkreiptas dėmesys, bus tavo šlovės akimirka, čiazas, neturėjom laiko apie tai pakalbėti, bet jie tą pasiėmė per, sakykime, čia vat klausėt apie tą drąsę ir apie priešiškumą, ten drąsos turbūt buvo pačiame produkte per skonį, bet tikrai ne per pakuotę ir jų komunikaciją, bet čia atskirai. Bet mažiukas gali per drąsią komunikaciją ir drąsią reklamą pasimti prožektorius į save, susikurti žinomumą. Tokiu būdu pasakyti apie savo produktą ir išplėsti vartotojų bazę, kurie galbūt taps jo klientais ateityje, tai didelis tą bazę turėdamas gali daryti pokytį. Ir man labai norisi palinkėti Lietuvos verslam, darykit tą pokytį. Visuomenė yra pribrendusi ir visi tyrimai rodo, kad vertybinis kriterijus, vertybinis pasirinkimas yra svarbus. Taip, žmonės dėl tam tikrų priežasčių, dėl nebuvimo konkurencijos, kitasik nubalsuoja, nepasirenka tavęs parduotuviai, pasirenka vėlgi ne pagal vertybės, bet tas neturi būti priežastis nedaryti vertybinio pokyčio. Tai galbūt nebekalbėsime toliau, Žanai, kadangi jūs esat pastovus mūsų laidos dalyvis ir mes turėjom svečią, kurį turėjom būtinai išnaudoti, tai tik tai gal porą žodžių pabaigoje, ar ne, tas vertybinis žvilgsnis, kiek iš tikrųjų savininkai jau yra užaugę ir mato tą vertybinį žvilgsnį į savo auditorijas. Aš tai manau, kad auga ir užaugo ir ką pats paminėjai reklamose, jau galima manyti, prieš tai nebuvo tokio. Tiesiog iš vis neegzistavo. Kitas dalykas turbūt, jeigu atsuktume taip laiką, truputį 25 metus, pavyzdžiui, niekas nekalbėjo, kad kas čia geriausias darbdavys. Ir tai irgi vertybinių dalykų jau iš vidaus yra pasakoma, mes ten rūpinamės darbuotojais, mes galvom apie jų erdvę ir taip toliau. Tai aš tas vertybės dar ne tik apie klientą, aš dar ir vidų. Aš sakyčiau, organizacinė kultūra ir branda, jinai vyksta ir dinamiškai yra. Ir ją kūrė, pradžiai savininkas, po to komanda ir taip toliau. Bet geras produktas irgi negimsta be stiprios komandos. Būna atsitiktinumai, bet jeigu tu nori sukurti gerą produktą tam, kad patenkinti iš esmės kliento poreikį, tai tam reikia ir nuoširdumo, ir vertybinio stuburo. Ir taip yra, kartais tu turi atstovėti ir tą verslą netgi iškelti į kitą šalį. Tai aš tik tai galiu paliudyti, kad tai įvyko. Ne? Ir tai buvo geriausias liudimas, kad mūsų verslas yra brandus. Tai dėkodama Jums už pokalbį, džiaugiuosi, kad mus žiūrėjote ir dėkoju mus žiūrėjusiems ir klausiusiems. Ir tikriausiai pabandėme pasakyti apie tą drąsą marketingę iš tų dviejų konsultantų pusės, ar ne? Tas strategas, kuris žiūri visą verslo valdymą ir tas strategas, kuris žvelgia marketingo žvilgsniu. Ir aš tikrai labai išgirdau tą, kad drąsai reikia jau užaugusios šiek tiek
įmonės, ta, kuri jau susidėliojo elementarius dalykus, kaip mes įvardinom, ar ne, produktą, kainą, paskirstimą, komunikaciją ir kitus dalykus. Ir ačiū, kad šiek tiek neužkertam kelio pasvajoti, kad ir tokio viltingo žvilgsnio šiek tiek buvo apie tai, kad yra užaugusių didelių įmonių, kurios ir atitinka tuos kriterijus. Tai ačiū marketingo strategui, konsultantui Giedriui Josapavičiui, verslo valdymo strategui Žanui Neimantui. Šitą pokalbį vedžiau komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Atsisveikinu su jumis, žiūrėkite mus ir susitiksime po mėnesio. Sudie.